Respublikinė taikomosios tautodailės konkursinė paroda Iš džiugo sakmių šiemet vyko 5. kartą. Paroda buvo eksponuojama Telšių kultūros centre. Konkursas unikalus ir išskirtinis. Pirmiausia, savo geografiją, nes vyksta tik Telšiuose. Paroda konkursų siekiama kasdieninėje aplinkoje paplytusiems buitiniams ir dekoratyviniams daiktams priskirti ranka neapčiuopiamą, tačiau ypač svarbią auklėjamąją funkciją – poreikį liaudies menui. 2024 metų konkurse dalyvavo menininkai iš visos Lietuvos. Ir ne tik tautodailininkai, bet ir meno kūrėjai, ir pradedantieji. Parodoje buvo eksponuojami 128 autorių taikomojo meno kūriniai. Į parodą darbus pristatė iš 23 rajonų. Iš Kėdainių rajono 11. Konkursą vertino 5 asmenų komisija, vadovaujama Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininko, dailininko Jono Rudzinsko. Dėkojame tautodailininkams, cituoju Sigitos Dacienės žodžius. Dėkojame Lietuvos krašto menininkams, kuriantiems taikomuosius kūrinius tautodailės tradicijoje.